Sveiki visi, malonu, kad susirinkot. Šitą renginį organizuoja Valstybinė miškų tarnyba ir tikslas yra pristatyti tokią kaip dirbtuvę, workshopą, kaip galima gaminti miškotvarkos brėžinius skaitmeninėje aplinkoje. Mūsų darbuotojai anksčiau dalyvavo mokymuose, kur universiteto dėstytoja pravedė paskaitą apie duomenų naudojimą. Tai čia buvo, aš parodysiu gal iš karto ir nuorodą, ne čia ko savęs rodyti. Tai bus ekranas. Anksčiau vyko pamoka apie skaitmeninių brėžinių naudojimą. Vytautai, atsiprašau, išsijungia jūsų mikrofonas. Taip, norėjau pasakyti, kad anksčiau vyko Valstybinėje miškų tarnyboje organizuotas mokymas apie GISO duomenų naudojimą GIS programos aplinkoje. Tai šitą įrašą galite rasti Valstybinės miškų tarnybos viešinamam puslapyje. Ir dabar sekanti tema mūsų bus apie turinio sukūrimą. Jinai daugiau orientuota ir išorės duomenų tiekėjams, projekto autoriams skirta. Ir tai nesupraskit kaip pamoką vien tik tais, aš dalinuosi savo patirtimi, nes projektus darau nuo 2014 metų ir brėžinių turiu padaręs apie 1500. Bet kviečiu jūs prisijungti į diskusiją, galbūt žinot, turite įžvalgų ir patirčių, kaip tai daryti geriau, lengviau, patogiau. O pati mintis, idėja šito susirinkimo yra ta, kad mes turime ruoštis perėjimui prie skaitmeninės informacijos rinkimo, teikimo ir valdymo. Dabartinė mūsų kirtimų leidimo programa pasirengusi priimti skaitmeninius biržų brėžinius, tai tuo pačiu ateis laikas neužilgo, nežinau kada, bet teks teikti ir skaitmeninius medynų planus prie projektų, nes JPEG ir rastriniai vaizdai nereaguoja į jokias sankirtas, jų neįmanoma automatiškai analizuoti. Todėl siekiam sumažinti rankų darbo ir pagreitinti procesus. Todėl pradedam pamoką. Aš čia pasiruošiau 4 GISO langus, kad jums nereiktų laukti. Ir šitą, kol aš ten suvedžiosiu linijas, tiesiog pasidariau tarpinius paruoštukus. Ir dabar, taip, žiūrim, ką mes čia galim bendrinti. Taip, pasidalinsim su jumis tokiu kaip paruoštuku. Anksčiau mes panašų teikiam, kurį siūlėm naudoti darbui miške, dirbant su GISO prietaisais. Tai tas pats paruoštukas, šiek tiek išplėstas, tinka projektavimo darbams. Praktiškai tą patį būtų galima neštis ir jungti prie prietaisų, bet
ne visi prietaisai galbūt labai talpus. Tai šičia norėjau parodyti pačią pradžią. QGIS yra nemokama programa, atviro kodo. Ją kuria daugybė savanorių visame pasaulyje. Ir tai, ką mes matom šitam ekrane, yra tik nedidelė jos dalis. Kaip pavyzdžiui, tokį Wordą ir Excelį įsijungiam ir matom visą meniu, tai GISO aplinkoj priedų sąrašas yra labai didelis. Vien įmanoma atsisiųsti įrankių sąrašas, štai rodau, yra, nežinau, čia nuo šachtų požeminių kasybos darbų tenai iki lėktuvų eismo valdymų, visi įrankiai yra įmanomi šitoje aplinkoje. Mes susiorientuojam tik tais į savo poreikius, kad neapsikrauti ekrano nereikalingais dalykais. Tai noriu parodyti, ką iš mano patirties rekomenduotina turėti ekrane ir kuom naudotis. Iš priedų atsisiunčiau tik tais vektorizavimo, bet skaitmeninį, kaip sakyti, suvedant koordinatės galima braižyti poligonus. Tai šitas yra būtent iš priedo atsisiustas. Jį naudoju tais atvejais, kai yra turimas žurnalas koordinačių ir tenka suvedinėti raštines iš skaitmeninių duomenų. Kaip jo naudotis, tai taip, reiškia, įsijungiam linijų valdymą, įjungiam jų tvarkymo įrankį, pieštuką, redagavimą įjungia arba išjungiau, pagrindai tokie. Ir tada prieduose, pasišaukus, yra vektorizavimo, pasišaukus šitą įrankį, jis jau tampa aktyvus. Paleidus jį, jisai laukia X, Y. Yra ypatumas toksai, kurį reikėtų atsiminti, kad mūsų žemėtvarka dirba su AutoCAD ir pas juos X ir Y yra priešingi skaičiai. Žemėlapio aplinkoje X yra 6-ženklis, Y 7-ženklis. Y yra ilgesnis skaičius. Tai jeigu rasit kažkur pateiktus sukeistus duomenis, o tai būna visose žemėtvarkos dokumentuose, rašykit į žurnalą savo reikšmes būtent šią seką. X yra trumpesnis. Tai vienas iš ypatumų, kurios reikia žinoti dirbant, nes gali nuo pat pradžios nesisekti. Kitas įrankis, kurį atsisiunčiau iš priedų ir kurį rekomenduočiau turėti, tai yra plano klojimas iš rumbų, azimutų ir, žodžiu, linijų ilgių. Tai senovinis metodas, bet jis vis dar labai plačiai mūsų naudojamas. Tai aš jį turiu po ranka, jeigu kartais papultų tokias užduotis. Daugiau iš priedų nelabai ką naudoju, tik tais galbūt būtų naudinga iš tinklo pasiimti, kad nesėdėti prie tuščio stalo, galima įsijungti Open Service Map, standartinis. Tiesiog yra žemėlapis Lietuvos, kur galit matyti, kurioje vietoje yra jūsų kursorius, kurioje vietoje dirbate. Mes galėjau iškart pasirinkti pavyzdį su esamais pabaigtais geodeziniais matavimais.
bet tai, kad būtų įdomiau, paėmiau pavyzdį, kur geodezinio matavimo nebuvo. Ir ribos man nebuvo žinomos. Tada tiesiog iš geoportalo susiradau šią valdą, ją nusifotografavau, tai prasme nusikopijavau ekraną ir šitą gabaliuką ekrano užsidėjau ant darbalaukio. Dabar kaip prisirišti rastrinį vaizdą prie ekrano, praeitoj pamokoj, kur rodžiau, dėstytoja buvo pristačius tą galimybę, jums parodysiu ją dar kartą, nes jinai kaip ir labai svarbi. Čia iš serverio įsijungta yra medynų planas, kadastro duomenys ir tiesiog čia radau būdingus taškus, bet panaudojau keletą taškų, kurie susikirtimai sklypų sutampa ant kadastro aktyvaus sluoksnio ir eksportuota iš geoportalo. Štai geoportalą išjungiu, įjungiu ir pasirodo man medynų duomenys. Kaip tai padaryti? Pats procesas, reiškia, pasiimu rastro geokoordinavimo įrankį, pasirenku rastrą, kurį noriu koordinuoti. Tai bus šitas iš ekrano nukopijuotas vaizdas. Jį atsidarau. Pasirenku, čia vienas taškas mano matos raudonuoja pasirinktas. Aš galiu dar pridėti kokį nors, kad visi matytumėt, kaip tai daroma. Ir čia tokia aiški vieta. Tarkim, šitas tarp 4 ir 7. Ir nerašau jo koordinačių, nes jų nežinau. Sakau, kad aš jas pasirinksiu iš žemėlapio drobės. Einu į 4, 7 sklypo susikirtimo šitą vietą ir pasirenku šitą. Sakau, kad gerai. Ir šitas taškas atsiranda, padeda man pririšti žemėlapį. Jeigu būna klaidų, tai šitie taškai būna ne kaip taškai, o tokie įgauna pagaliuko formą, nutįsę tokie gaunasi. Tai reiškia, kad pririšta netiksliai. Taip atsitinka, kai iš savininkų gauni kažkokius fotoaparatų fotografuotus, neskanuotus, neištiesintus planus. Tai tada iškyla pririšimo problemų. Geriau tokių nenaudoti, prašyti tvarkingai nuskenuotų dokumentų, bandant juos vektorizuoti. Toliau prisirišu šitą vaizdą, rekomenduojama ne mažiau 3 taškų pasirinkti būdingų ir juos stengiamasi pririšti kuo tiksliau, priartinant vaizdą. Paspaudžiu eigos rodiklę, tai prašau pasirinkti transformacijos tipą, pasirinku Helmertą. Ir jeigu į vienąsyk pasirinksit, visą laiką taip ir tas procesas taip pat ir vyks. Čia Lietuvos koordinačių sistema ir į TIFA failą eksportuoja. Pasakau, kad OK. Ir šitą langą užgesinu. Įsirašau taškus. Vytautai, atsiprašau, mums rodo tik tais tą pagrindinį langą su žemėlapio miškų kadastro. Mes nematome nieko kito. Kažkaip atsiprašau, tada parodysiu dar sykį. Gerai, ką pasakėt, ačiū.
Man reikia pasikeisti bendrinimo būdą. Kad rodyti. Taip, atsiprašau, tuoj. Bendrinti. Tada tai ekraną reikia pasirinkti, visą ekraną. Gerai. Dabar ekraną matot. Tikiuosi, grįžtu į darbo vietą. Tai dar sykį parodysiu, kaip buvo daromas pririšimas šito plano. Štai pasirenkamas rastro. Dabar matosi. Geokoordinatorius. Matosi. Atsiveriam rastrą. Aš jį čia turėjau nusikopijavęs nuo ekrano. Atidarau. Pasirenku kažkokius, kaip matot, būdingus taškus. Tai matau, kad ant to rastro, kurį nukopijavau iš ekrano, yra labai aiškus susikirtimas linijų. Dar vienas susikirtimas. Tų taškų galima prisidėti bet kiek. Ir štai čia yra pridėjimas, ištrinimas ir perstumimas pririšimo taško. Tai aš dabar įjungęs esu pridėjimo taško įrankį ir pasirenku kokią nors labai aiškesnę vietą, kokį nors linijų susikirtimą arba lūžį. Tarkim, šitas susikirtimas yra labai geras. Štai. Pasirenku, kad iš žemėlapio drobės, tada tą patį susikirtimą randu šičia. Pasakau, kad gerai. Ir jis prilimpa, tampa pririšimo tašku. Štai atsirado jisai, atrodo, su kursorium. Tada pradėti geokoordinavimą paleidžiu. Kelmerto, kaip minėjau, metodas, nieko čia nekeičiu. Vienas iki jį panaudosis, vienas iki atsiminkit, kitas iki automatiškai jums siūlysis pirmas. Pasakau OK ir šitą langą išjungiu. Įrašau taškus. Šitas eksportuotas sluoksnis atsirado pas mane sąraše. Tame skydelėje, kur sluoksnių valdymas. Aš jį galiu įjungti, išjungti. Štai aš jį įjungęs, apsibraižau ribas. Įsijungiu linijos kūrimo įrankį, pridėti liniją ir štai man rūpima valda yra šita. Dar vienas ypatumas, kurį būtina žinoti dirbant, kad linija šitoje aplinkoje yra tik tais linija. Jos negalima sujungti galais, nesukurs poligono. Norint kurti poligoną, reikia imtis poligono įrankio. Dabar pasirenku, kad tai bus valdos riba. Sakau taip, kad matytumėt, kas atsitiko, išjungiu pagrindą, štai, nubraižiau valdos ribą, apvedžioju tokią, kokią ją teikia registrų centras. Ir vienos kraštinės dar nesujungiau. Turiu ją sujungti, kad padaryti poligoną turiu iš 2 kartų, žodžiu. Turi būti 2 linijos, kurios gali susijungti. 2 linijos susijungti gali. Viena linija susijungti pati su savim negali. Dėl to kuriu dar vieną liniją. Taip pat valdos riba, spaudžiu OK ir dabar štai pasitikrinam, kas gavosi, išjungiu tą eksportuotą sluoksnį, kurį apipaišiau, štai viena iš kraštinių atsirado. Čia valda yra iš kelių,
kraštinių, aš čia pabaigsiu gal braižyti. Naudos riba. Taip pat yra supaišomos ir kitos linijos, kurios buvo pateiktos projekto autoriaus. Ar jūs pats buvot miške, ar ne pats, bet, žodžiu, gavot, parsivežėt tokią medžiagą. Va dabar geras būdas bus, gera proga parodyti, kaip viskas dėliojasi. Pas mane yra naršyklės skydelis, iš kurios turiu prisijungęs išorinius serverių duomenis. Visus šituos prisijungimus gausit kartu su paruoštuku. Kai baigsim šitą susirinkimą, mes tą paruoštuką priseksim kažkur viešai, galėsit jį atsisiųsti ir naudoti darbui. Čia aš bandžiau daugiau visokių dalykų prisijungti, ne viskas čia man sekėsi, ateityje gal turėsim daugiau sluoksnių tinkamų darbui. Tai yra ir ortofoto galima aktualiausia prisijungti ir štai kaip matosi, Natura 2000 dar nebaigtas tvarkyti, bet bus. Miškų pogrupiai štai yra. Irgi galiu 2 kartus sprakteliu, jis ateina su visai savo turiniu, ateina į mano meniu. Tai labai patogu pasižiūrėti, ar nėra kokių nors draudimų šitoje vietoje, net tai yra ūkiniai miškai, žaliai nusidažę. Jeigu būtų kažkokie apsauginiai ar kitos grupės, iškart pasimatytų. Dabar, kad nereiktų gaišti ir jums stebėti, kaip aš čia vedžioju tas linijas, aš tiesiog turiu paruoštuką numeris 3, kur jau viskas apvedžiota. Ir įsijungiu šitą ir dabar noriu parodyti dar vieną dalyką. Kai baigsime šitą darbą, tas linijas reikės paversti poligonais. Na, tai panašiai kaip aitvarą vilkti popierium. Mes, reiškia, visas išbraižytas linijas padengsim sluoksniu ir nudažysim tinkamom spalvom. Tačiau yra tokie dalykai kaip intarpai. Štai čia su rankyte rodau, kad yra intarpas. Aš jo sąmoningai neprijungiau. Jeigu aš jį būčiau prijungęs prie šitos linijos, jis liktų balta dėme. Čia, neužsidažytų. Tie, kaip sakyti, poligonas per linijos nekerta, tokia sąlyga bus užduota, bet šiuo atveju aš noriu, kai jis kirstų. Čia yra tik intarpas, man nereikia, kai jis gautų kitą spalvą. Dėl to bent vieną galą jo reikia palikti neuždarytą. Arba žiedelių būna įvairūs dalykai, mes tos intarpus vis dar žymim. Ir šitas sklypo ypatumas, šitas sklypas buvo apibraižytas štai tokiu būdu. Taip, žiūrėsim. Linijos. Kaip matot, yra 2 linijos. Aš jį braižiau iš 2 dalių, kaip anksčiau minėjau. Negaliu aš uždaryti tą sklypą, sujungdamas tą pačią liniją galais. Turėjau daryti 2 linijas, kad vėliau galėčiau versti ją į poligoną. Tai daugiau šitokių paslapčių ir nėra. Ateityje gal tos projektus darysim kitaip, bet šiai dienai yra tokie reikalavimai, kad mes turim parodyti tarnybai ir kvartalinės linijas, ir kvartalų numerius. Tai yra 2 būdai. Vienas, tai galima tiesiog įsijungti kvartalų sluoksnį iš interneto transliuojama. Senas būdas yra tiesiog kvartalinės apvedžioti ir surašyti numerius. Abu variantai šitam paruoštuke bus jums prieinami, kaip norėsit, taip galėsit daryti. Pasirinki bet kurią vietą, kur nori parašyti, 198, pasakai OK,
ir tas skaičius atsistoja ir jisai spausdinsis, matysis spausdintoje medžiagoje ir šičia. Šiaip serveriai tokie papildomi elementai nepadeda, ten tik trūdo. Serveriai yra žinoma, koks yra kvartalas ir bus ateityje siekiama, kad tokių dalykų, kurie ateina iš aplinkos, kaip keliai, kvartalinės elektros linijos, geležinkeliai ir panašiai, kad mums nereikėtų jų perbraižinėti, kad mūsų teikiama medžiaga būtų mūsų kompetencijos ribose. Tęsiam toliau. Dabar kiekvieną iš tų poligonų turėsiu nudažyti tam tikrą spalvą pagal medynų plano sutartas spalvas ir sužymėti ūkinės priemonės. Aš čia turėjau pasiruošęs taip tekstoraštį. Taip, žiūrėsiu. Matosi jisai tikriausiai taip. Tai vat, rodo 128 kvartalo 34 sklypas yra eglynas, kuriame numatytas jaunuolynų ugdymas. Pasižiūriu. Miškininko man atvežta lauko darbų medžiaga. Štai 24 sklypas yra eglynas, kur numatytas jaunuolynų ugdymas. Reikia padėti kvartalus išjungiu. Taškai šitoje aplinkoje reiškia sklypų numerius ir tam tikrus atributus, kurie reikalingi ūkinės veiklos projekte. Įsirinku taškų sluoksnį, jo įjungiu redagavimą ir pridedu tašką. Štai, aš jį turiu sutalpinti čia vat, į šitą sklypą, būtinai, kai jis būtų viduj. Nesvarbu, kad ir koks mažas, bet sklypas dažysis pagal jau užduotą spalvą ir užsibrūkšniuos tuo pačiu štrichu, kuris numatytas ūkinės veiklos plane. Parašau 198 kvartalas, 24 sklypas, vyraujanti medžių rūšis, duoda pasirinkti iš sąrašo, pasirenka eglyną, kirtimas. Yra numatyta 2 kirtimo variantai, pirmos ir antros eilės kirtimas gali būti naudotas arba 2 ūkinės priemonės, viena paskui kitą gali eiti, bet skaitmeniniam plane gal tai būtų ir priimtina, tačiau popieriniam plane prisikryžiuoja, tų linijų niekad nesu naudojęs, kol spausdinam. Tai pasirenku jaunuolynų ugdymą, 121 kodas, kaip matot, išsirinko, pasakau OK. Ir šitas taškas užsirašė. Toliau čia yra išimtas tas gabalas. Tokiu būdu sužymiu visus sklypus. Čia yra, vat, matau, sekantis kvartalas. 200 kvartalas, 2A. Tai pažiūrim, kas čia yra. 200 kvartalas, tarkim, 2A. Yra eglynas ir numatytas plynas kirtimas ir savaiminis žėlimas. Tai dar vieną pažymėsim kaip pavyzdį. Vėlgi, taškų redagavimo sluoksnyje. Jeigu padėčiau ne ten, būtų galima patraukti tą tašką, yra, paslinkti galima jį redaguoti įvairiais būdais. Čia pasirinku dėjimą, vėlgi man jisai siūlo praeitą variantą, aš parašau, kad šį kartą 200 ir 2A. Čia plynas kirtimas. Pasakau OK.
Dabar, kad negaišint laiko ir nelaukti, kol čia viską sužymėsiu, einu į sekantį paruoštuką, kur taškai sudėti. Taip, imu paruoštuką antrą. Štai, visi taškai sudėti, jų sąrašą, jeigu yra kokių nors norų pakeisti, o tai dažnai būna, jeigu projektuojat pats, tai kartais nuomonė pasikeičia. Lengvas būdas, ką nors pakoreguoti, yra pasirinkus taškų sluoksnį, išsišaukti atributų lentelę. Ir tada aš turiu visą sąrašą taškų, kuriuos sudėliojau. Matosi visi atributai, kuriuos surašiau. Ir čia yra redagavimo įrankis. Galiu aš jį įsijungti ir bet kurį iš buvusių atributų galiu pasirinkti kažką kitą. Nesirinksiu, negadinsiu, bet, žodžiu, išsaugojus, tiesiog sąraše galėjai šitą reikalą tvarkyti, neeidamas į brėžinį, neieškodamas po vieną tašką atskirai. Daugiau yra patogių dalykų darbę su sąrašu, parodysiu vėliau dar vieną pabaigai. Šiuo atveju dabar mes turime, čia jau prieš paskutinę stadiją darbo, kai visos linijos yra sudėliotos ir visi taškai sudėti žymintys sklypų centrus. Čia dar, kaip matot, yra pridėta kai kurių detalių. Prie ūkinių priemonių projektavimo yra įterpta biržės eilės numeris. Štai matosi vienetukai, dvejetukai, pirma, antra eilė sudėliota. Čia atskirai žymėjau, atributuose šito nebuvo. Ir yra galimybė nubrėžti biržės liniją. Čia šiuo atveju biržės linija, tai jinai yra va šita raudona. Čia matyt derinant kirtimo normą buvo nukirptas sklypo galas ir pasirinktas, perkeltas į antrą eilę šitas galiukas. Dabar sudėtingiausia darbo dalis tai yra paversti šitas nubraižytas linijas poligonais. Tam reikalui reikia apdorojimo šitam meniu galimybių įsijungti apdorojimo įrankinę. Aš ją įsijungiau jau, nes standartiniam nustatymė jos nebus. Čia gana yra toksai ne visiems reikalingas įrankis, dėl to jisai savaime neatsiranda, jį reikia įsijungti. Ir čia vat reikia susirasti įrankį. Čia paieškoje galima tiesiog pirmą sykį poligonizuoti. Vadinasi įrankis, kurį mums reikia panaudoti. Kadangi čia sąrašas ilgas ir įrankių yra galybė, nelabai žinosit kur, tiesiog pradėkit vesti pavadinimą poligonizuoti ir jisai atsiras. Ir sekantis įrankis bus reikalingas apjungti atributus pagal poziciją. Pirmą įrankį imam ir panaudojam, paleidus jį, klausia, kas yra įvesties sluoksnis. Mes turim įvesties sluoksnis 2 linijas, kurias braižiam, ir biržės linijos. Biržės linijų mums nereikia poligonizuoti, pasirenkam tik tais linijas ir pagal nutylėjimą sukurs laikiną sluoksnį, kuris atsiras šitoj vietoje. Taip, čia paspaušiu, ko nereikia. Sukūrė. Štai atsirado sluoksnis poligonai, kuriame yra apjungtos poligonus, tiesiog kaip aitvaras apvilktas visas mūsų rėmelis.
Aš jį įjungsiu, kad pamatytumėt, kaip tai atrodo. Štai. Šitoj vietoj reikėtų pasitikrinti, jeigu būtumėt, jeigu kur nors braižant neprijungėt linijos, iš karto tai pasimato. Pavyzdžiui, dabar čia buvo intarpų. Tai kaip matot, intarpai užsidažė ir užsidengė tą spalvą. Jeigu būčiau neprijungęs, daleiskim, šitos linijos, jinai būtų dingusi po spalva, būtų ant vieno poligono 2 skaičiai. Tai šitoj darbo vietoj patogu yra pasirinkti, ar nepadarėt klaidų. Kartais būna labai smulkių sklypų ir subtilių sujungimų, tai ne visada ten prilimpa linijos. Lieka mažas tarpiukas, akiai nematomas ir staiga užsipila spalva ten, kur nereikėjo. Pasitikrinom, viskas čia panašiai gerai. Čia galima ir įjungti, ir išjungti, nesvarbu, aš įjungiau tik tais parodymui. Ir dar viena operacija, tai bus apjungti atributus pagal poziciją. Štai paėmiau šitą poligonų sluoksnį, noriu prijungti jam taškų sluoksnį, kad šitie poligonai įgautų savybės, kurias aprašiau prie taškų, dėdamas taškus prie taškų atributų. Tai ten buvo ir sužymėta ir medžių rūšis, ir ūkinės priemonės parinktos. Pagal tai, kokios ūkinės priemonės parinktos, pagal tai susirinks brūkšniavimai ir dažymai. Visą šitą jums nereikės daryti, visą tai jau yra padaryta, su jumis pasidalinsiu tuo paruoštuku, pas jūs tai veiks automatiškai, aš tik rodau, kaip tai veikia. Pasirinkus poligonus, kurios norim sujungti su taškais, paspaudžiam, kad įvykdyti tą procesą. Dar minutėlę, labai svarbus dalykas. Ką darysiu sujungtų sluoksnių? Štai. Tas sujungtas sluoksnis, mes jį paprašysim įrašyti į failą, nes dabar failas jau paleistas, visi sluoksniai veikia ir mums tiesiog reikia taip, susirandu dabar šito paties projekto, iš kur aš jį startavau. Čia mūsų antrasis, kaip matot, kampe, antrasis MIS2 parašyta. Tai aš atėjau į tą patį. Yra 2 direktorijos. Viena yra rezultatams publikuoti, kita yra visi darbiniai failai. Šita yra, kur man atsiuntė užsakovas, tenai autorius projekto. Tai einu į šią direktoriją, tai yra sklypų, bus sukurtas naujas sluoksnis, bet kadangi 2 failai vienodais vardais negali būti toj pačioj direktorijai, aš jį tradiciškai pavadinu antru numeriu ir išsaugoju. Dabar atsirado štai toksai antri sklypai, toksai sluoksnis, kurio aš čia nevaizduoju. Mūsų dabar užduotis bus šitą, aprengti šitą projektą naujom spalvom. Tai mes tiesiog išsaugojam visas linijas, viską, ką darėm, išsaugojam šį projektą ir kadangi dirbantį failą, šiaipinį dirbantį užkrautą failą sklypai norime pakeisti kitu failų sklypai 2, tai užgesinam iš viso šitą failų rinkinį. Sutinkam su visom sąlygom.
Taip, aš nepasirašiau nueiti į vietą, gerai, nueisiu dabar. Štai kur aš jį padėjau. Čia atsirado su dviejetuku rinkinys shape failų. O tenai tie, kurie man rodys ekrane ir dirba, tai yra šitie sklypų failai, šitie. Aš juos pasižymiu. Ten yra 4. Va šitoje vietoje reikia atsiminti. QPJ praplėtimas reiškia QGISO darbui reikalingą informacijos rinkinį. Tai nėra privaloma shape failo dalis, bet jisai reikalingas tolesniam darbui. Todėl aš jį išskiriu iš šito rinkinio, o kitus 4 ištrinu. Tai va šitoje vietoje reikia prisiminti. QPJ yra QGISO projekto informacija, kurią reikia pasilikti. Kitus 4 sklypo failus reikia ištrinti. Šios ištrinti. Tada šituos jau galima pervadinti naujai sukurtus, pakeisti visų jų pavadinimą į sklypai. Paspaudžiu Enter. Atsirado naujas shape failų rinkinys. Kadangi pavadinimai atitinka šitam projekto veikimui, tai jie paleidus dabar šitą programą patys sueis į savo vietas jau su nauja informacija. Grįžtu čia, paleidžiu projekto failą. Truputėlį užtrunka lėtas mano kompiuteris. Kai kurie sluoksniai tapo neprieinami po mano intervencijos. Su viską sutinku ir gaunu štai rezultatą. Visi nubraižyti. Čia vidury tai nieko neturi būti, čia yra 2 valdos tiesiog. Čia viena valda, čia kita. Dabar parodysiu dar, kas gavosi šalia to. Tai užgesinus medynus matosi ūkinių priemonių planas. Ūkinių priemonių planas gali, medynai štai galit po vieną visus valdyti. Matosi turinys medynų plano ir matosi turinys ūkinių priemonių plano. Čia matosi brūkšniavimo visi stiliai, kiek numatyti. Ir toliau čia daugiau nieko nereikia. Dėl ko šitą rodau, kad bet kurį šitų sluoksnių, taip pat ir medynų sluoksnį, ir ūkinių priemonių sluoksnį, tarkim dėl aiškumo medynų sluoksnį užgesinsim. Ir noriu parodyti, kad pavyzdžiui paėmus žymėjimo įrankius, galima bet kurį iš šitų sluoksnių, ar ūkinių priemonių režime, ar medynų režime, kaip bežiūrėtumėt, galit pasižymėti, kopijuoti, kelti į savo lauko darbų prietaisus, neštis į mišką, ieškoti ribų, ten derinti, keisti, redaguoti, parsivežti atgal, vėl įdėti savo vietą ir žiūrėti, kas gavosi. Visi šitie sluoksniai šitoj darbo aplinkoje yra gyvi, jie gali būti teikiami kaip atrežimo medžiaga ir panašiai. Tai prie bendrų tokių dalykų
čia ko gero tuom būsim ir pabaigę šitą praktinę darbo pamoką. Dar norėčiau parodyti, kokių papildomų yra patogumų. Tai daugiausiai jų ateina iš interneto. Ir čia noriu paprašyti ir jūsų įžvalgos ir pagalbos ir paramos, kaip sakyt. Mes norėtumėm, kad dirbti būtų įdomiau, patogiau ir lengviau. Tai laukčiau jūsų pasiūlymų, ką mes galėtumėm, kokią informaciją pasidalinti, kad būtų jums naudinga žinoti ir dirbti ir neklysti. Tai apie tai mes ko gero galėsim pratęsti diskusiją vėliau. Aš čia norėčiau dar parodyti tuo pačiu tokia kaip vizija, ko aš norėčiau iš to skaitmeninio medyno plano. Tai jeigu mes, šitas šablonas, kurį aš jums rodžiau, jis tinkamas dirbti dabar, pagal dabar galiojančius reikalavimus. Ateityje tie reikalavimai keisis. Kaip jie keisis, priklauso nuo mūsų visų. Mes turėtumėm siekti laikyti naudingą informaciją, kad būtų ir tarnybai patogu dirbti ir jums būtų prasmė daryti projektą, jo naudotis, kelti į prietaisus, dalintis su pirkėjais, tiekėjais, vežėjais ir taip gauti daugiau naudos iš to įdėto darbo. Tai ateityje mano tokia vizija būtų, kad projektus rengtumėm pagal kažkokį bendrai sutartą šabloną, kad tose šablonuose nebūtų informacijos, kurią galima gauti kitais keliais. Melioracijos tinklus tiekia melioratoriai, upių tinklai yra išbraižyti, keliai taip pat yra nepaslaptis, ten miško keliukai atskirais atvejais gal neturi savo patikimos informacinės bazės, bet ateityje tikriausiai turės, kvartalinės yra pririštos, tai mes savo reikalavimus irgi ateityje koreguosime, kad iš jūsų prašysime tik tiek, kiek yra miškininko kompetencijos ribose, ką jūs privalot pagal savo pareigas ir darbo užduotį padaryti. Tai atpažinti medyną, kokia yra pagrindinė rūšis ir suprojektuoti tinkamą ūkinę priemonę. Toliau visą kitą turėsim duoti iš bendrų resursų. Dalinsimės tuo, ką turime. Tai ten įeina ir aviacinės nuotraukos, ir kosminių nuotraukų analitika. Ateityje tie dalykai plėsis ir tikiuosi, kad galimybės prisijungti sluoksnių vis daug didės. Tai va čia norėjau parodyti, kad va tas toksai senovinis brėžinys su popierinė aplinka, kur viskas išvardinta, girininkija, kvartalai ir visa kita, galbūt neužilgo taps istorija. Jeigu poligonai įklijuos į savo vietą, tai visi atributai, kokią girininkiją ir kokį kvartalą jis papuolė, ir kokį rajoną, susirinkti turėtų savaime iš šito iš GISO duomenų. Tai gerai, tai ką, ačiū už dėmesį tada. Ačiū labai visiems.